Pažiūrėsime, kuris bus produktas geriausias. Maisto maišas. Šiandienos laidoje matysite. Šokoladas viskas. Atrodo, kad būtų daužytas. Nežinau, aš to neuošiau, bet šitas man kažkaip labai patinka. Kažkaip skonio man trūksta. Yra tų kasekų, dar yra. Šitas sūrelis iš tikrųjų pelnė sūrelių vardą. Sveiki atvykę į naują laidų projektą Maisto mūšis, kur mes degustuosime įvairius produktus iš parduotuvių, iš restoranų, taip pat galbūt apjungsime kartu ir tada padarysime specialią degustaciją, padarysime specialaus brendo degustaciją, o galbūt kažkokio specialaus produkto degustaciją. Taigi šias laidas matysite kiekvieną penktadienį nuo 18 valandos. O dabar pradėkime. Taigi šiandien mes turime labai daug įvairiausių varškės sūrelių. Ir visokių matote magiją, pasaką, visokių apdovanotų sūrelių, taip pat proteininių ir neproteininių. Ir šiandieną mes patestuosime, kuris yra geriausias, kuris yra skaniausias, kuris yra kokybiškiausias ir kuris galbūt net mažiau turi cukraus. Taigi, pradėkime šią laidą. Na ką, turime pirmąjį sūrelį, kurį degustuosime. Ir šitas yra sūrelis Mio Delizy, kaip matote. Išvaizda tai man iš karto tokia, ne. Aišku, aš tik pamiršau pasakyti, kad čia turbūt pats pigiausias sūrelis yra, kurį mes turime šiandieną. Bet, palyginus, galėtų ir gražiau atrodyti. Nes jis toks sutrupėjęs, tas šokoladas viskas. Atrodo, kad būtų daužytas. Ir šiaip, kai jis turėtų būti žymiai kietesnis, tas šokoladas. O čia toksai kaip zefyras, sakyčiau. Išvaizda, konsistencija, tai toks 6 iš 10, gal net 5 iš 10 duočiau. Pažiūrim, paragavom, kas čia per skonis. Skonis tai irgi toksai, ką žinau, desertas kaip desertas. Šokoladas atrodo gan neblogas, bet skonis tai, ką žinau, 7 iš 10 duodam, nes vis tiek čia pirmas sūrelis. Tikrai neturi pergalės. Matysite maistinę vertę. Čia matysite balus, kuriuos parašysiu. Nes atsižvelgsiu taip pat ir į cukraus kiekį. Kuo daugiau cukraus, aišku, tuo mažesnis balas irgi. Gerai, dabar jau mes turime kitą sūrelį. Irgi vienas iš pigesnių sūrelių, galiu pasakyti. Bet, šitas sūrelis atrodo žymiai geriau nei tas pats pirmas. Voveriukas matosi iš karto. Visai kas kita. Šiaip kvapas labai geras. Nežinau, aš to neuošiau, bet šitas man kažkaip labai patinka. Paragausim irgi. Bet išvaizdą iš karto galiu duoti, yra tų tokių nutrukinėjimų, bet čia nedideli. Tiek, kad minkštas jis irgi toksai, nėra kietas, kas man nepatinka, bet jis gauna bent 8 iš 10 tikrai gauna. Išvaizda ir konsistencija. Paragaukim. Skonis tai keistas. Nes man atrodo, net čia panašus skonis. Irgi toks. Ne, šitas man mažiau skanesnis. 5 iš 10. Neigiamo nebus, bet 5 iš 10 bus. O dabar vėl paragausim kažkokį užsienietišką. Eikime iš karto prie konsistencijos. Konsistencija nėra bloga. Galėtų ir geresnė būti. 8 iš 10 galiu vertinti, bet man atrodo, geriau atrodė. Ne, nors aišku, šitas irgi gerai atrodo. Čia aišku labiau palūžinė atrodo, bet sunku vertinti. Galbūt 7 iš 10 vertinsiu. Konsistencija tai jo irgi tokia guminis zefyras toksai man. Ir dabar paragaukim, tada pažiūrėsim kokia kokybė ir koks skonis. Šitas skonis man labiau patinka. Čia jau arčiau tiesos. Bet jis toksai atrodo, kad ne varškės būtų sūrelis, o kažkoks desertinis sūrelis. Nes būna varškės sūreliai kitaip trupučiuką. Bet tikrai duodu šitam sūreliui 8 iš 10 pilnai. Tikrai 8 iš 10 nusipelno. O dabar kitas sūrelis, tai yra Pols. Jau Pols ledus tai visi gerai žinome. Kai kurie ir Pols sūrelius tikrai gerai žino. O aš pirmą kartą ragausiu šito sūrelio, tai man net bus įdomu iš tikrųjų. Bet iš karto nusivylimas yra, kad jo konsistencija irgi tokia, kur labai toksai lengvas šokoladas, ta prasme labai slysta, labai trapus. Norisi to vis tiek tokio, kad kietumas būtų.
šiaip jis toksai atrodo nelabai patvarus, bet jis, 7 iš 10 duodu. Šiaip galėtų ir gražiau atrodyti. O dabar pažiūrėkime, kokio skonio. Skonis tai nelabai man. Kažkaip skonio man trūksta. Tas karums labiau. Gal saldumo trūksta. Jeigu bus mažiau cukraus, daugiau balų, aišku. Paragavau, galėtų geriau būti. Ledai geresni, tikrai. Tikrai ledai geresni. Jeigu aš vertinčiau ledus, ledai gautų, 9 iš 10, tai tikrai. Na ir dar plus pridėsiu balą, nes čia yra be laktozės. O dabar mes jau turime legendinį nykštuką. Va čia tai yra legendinis sūrelis. Čia, ta prasme, legendinis tarp magijos ir ten tos pasakos ir visų kitų lietuviškų tokių. Tai pažiūrėsime, kiek jis tikrai legendinis, nes šiaip paskutinį kartą, kai ragavau, buvo tokių kasekų. Gal jau dabar jau yra pagerėję iš tikrųjų. Tai man net įdomu iš tikrųjų. Kalbant apie konsistenciją ir išvaizdą, šitas jau kietesnis. Jau kietesnis. Jau iš karto balai. O net jaučiu kietumą. Čia jau matosi pasistengta. Čia jau galiu duoti 9 net iš 10. Yra tų kasekų, dar yra kur padirbėti, bet 9 iš 10 jau nykštukas gauna. Tai labai gerai. O dabar skonis. Man gražiai atrodo, čia nusipjoju. Skonis kaip skonis. Galėtų geriau būti. Ne, ta prasme, nėra blogas skonis. Tikrai duodu 8 iš 10. Bet yra kur patobulėti. Biškai toksai dar nepatobulės iki tiek, kiek aš norėjau, kad patobulėtų. Toksai, kad būtų tikrai jau toks grinai varškės jau toks jausus. Bet čia desertinis vėl turbūt. Tai gali būti. Na ką, o dabar kitas sūrelis Miliko. Ir, pasirodo, dar nesibaigė blogi sūreliai. Čia atrodo net blogiau už tą pirmą. Čia toks rimtai blogas, nes konsistencija tas visas panašu labai. 4 iš 10 net duosiu šį kartą. Šį kartą tikrai 4 iš 10 net blogiau čia yra. Pažiūrim. Blogai. Labai blogai. Šoks keistas skonis. Taip pat atseit pieniškas šitas yra, bet nežinau, čia tikrai pieniškas. Šoks keistas mažas. Čia pagal viskais vanilinis. 5 iš 10 tada duodu bent. Ne, 4 iš 10. 4 iš 10. Čia tikrai čia prasčiausias yra sūrelis. Aš brangesnis, man atrodo, už tą pigiausią ir dar prastesnis. Čia jau aukštesnis pilotažas. Opa! Vilkiškių sūrelis. Ir dar ne bet koks rudesnis toksai. Čia matosi, kad mažiau šokolado kažkokio dėta ar kažko. Taip padaryta, kad būtų tokia grinai varškė jau. Ant varškės daugiau padaryta. Šiaip neblogas variantas. Konsistencija nebloga, jis kietesnis, kas man patinka. Bet jis netoks. 8 iš 10, tai tikrai už konsistenciją ir viską. Pažiūrim skonį. Sunku pasakyti. 8 iš 10 irgi galbūt net būtų. Jo, 8 iš 10. Pirmajam proteininiam varškės sūreliui atėjo eilė. Ir pirmasis varškės sūrelis bus Veldano. Tai iš karto biškį jau galima apžiūrėti, kaip tas pats šokoladas. Jau šitas šokoladas man patinka. Šitas šokoladas man patinka. Nes jis jau kietesnis yra, ne kaip kiti. Čia jau galima duoti jau 9, galbūt net iš 10 už tą kietumą. Aišku, jis yra palūžęs ir panašiai, gal minusuosi šiek tiek. Šiaip gal ir nesiminusuotų, bet tie visi tokie, kai išimi tokie trupučiuką. O norėtųsi, kad gražiau išsimtų. Duosiu galbūt 8 iš 10. Gal pasikeis nuomonė, dar pažiūrėsim. O čia tai tikrai varškės sūrelis jau jaučiu. O čia jau jaučiu varškę. Tikrai 8 iš 10. Biškai norėtųsi skaniau. Bet aišku, jeigu ten mažiau cukraus ir daugiau baltymų, tai automatiškai vis tiek kils ant... Gal net skonį daugiau. Bet jis toksai labiau... Toks šokoladas labiau jaučiasi nei pats. Varškė kartais. Net noriu biškai dar daugiau atskasti. Gal net 9 iš 10, žinokit.
O dabar turime kažkokį, nežinau, kiek kam žinoma sūrelį, Protein M. Tipo baltyminis M varškės sūrelis. Na, pažiūrim, ką mes čia turime. O, šokoladas man patinka. O, va, apie tokią jau ir konsistenciją kalbu. Nu, ten gabaliukas nukrito, bet čia jau 9 iš 10. Jau čia galiu duoti 9 iš 10. Aišku, patrupėjęs, blema, biškį nelabai smagu, bet, nu, 9 iš 10 tikrai duosiu. Nes jau man patinka. Skonį pažiūrim. Va šitas skonis 9 iš 10 tai tikrai. Gal net ir 10 iš 10 jau čia galėčiau duoti. Bet čia yra jau varškės sūrelis. Aišku, baltymai viskas. Bet čia jau galiu, manau, skaityti, kad čia yra jau aukščiausia lyga. Iš tikrųjų, man čia jau yra 10 iš 10, gal net sūrelis. Nežinomas dalykas man Protein M, bet tikrai varškė jaučiasi. Nu, tikrai jaučiasi dalykas, ką tu ragauji. Bent jau man asmeniškai. Nežinau, kaip jums, paragaukite, pakomentuokite. O dabar mes paragausime proteininio, tiesiog proteininio sūrelio. Aišku, konsistencija tai jau iš karto man minusas. Man atrodo, du tie praeiti dar geresni. Nu, šokoladas galėtų ir tvirtesnis būti. Nu, toks 8 iš 10 gal. Nes labai toksai vėl minkštas papuolė. Nu, čia 8 iš 10 tai tikrai. Skonis. Skonis 10 iš 10. Va čia skonis tikrai 10 iš 10, net negalvojant. Wow! Aš net realiai nesportuojantis, man šitie sūreliai patinka. Aišku, juose yra BCAA. Nežinau, kas iš tikrųjų ten yra. Kažkoks baltymų šaltinis yra, bet nelabai domiuosi tais dalykais. Bet čia yra labai skanu, galiu pasakyti. Na, o dabar laikas magijai. Bet ne Hario Poterio magijai, o magijos sūreliai. Tai visų pirma, konsistencija. Nu, va čia yra konsistencija. Va čia aš sakau konsistencija. Aišku, palūžęs, dėl ko aš sakau 9 iš 10 šį kartą magijai. Ne, juokauju. Čia aš pats sulaužiau, tai... Šiaip iš tikrųjų konsistencija pačio sūrelio ir pačio šokolado yra 10 iš 10. 10 iš 10? Nežinau. Dabar jau galvoju. Su skoniu tada buvo paprasta pasakyti. Čia toks 9 iš 10 sakyčiau. O skonis? Skanu, bet lygtais labai saldu. Saldokas jis yra. Palyginus su proteininiais, nu, yra su proteininiais. Šiaip gal net nėra ką čia lyginti su proteininiais. Nes aš dabar galvoju, kaip įvertinti, labai sunku. Nes magiją aš šiaip mėgstu sūrelius. Nedažnai valgo apskritai sūrelius, bet šiaip juos nuo vaikystės mėgau. Man nostalgija yra. Bet aš nevertinsiu nostalgijos, aš vertinsiu, kaip dabar kokia situacija. Ir dabartinė situacija man sako, kad galimai 9 iš 10. Man labai sunku įvertinti šitą magijos sūrelius. Jie yra geriausiai parduodami. Šiaip, tai aš galvoju, ar verti yra to geriausiai parduodami. Šiaip skonis, nu dar kartą pragausiu, gal pasikeis nuomonė. Net. Desertinis varškės sūrelis, sakyčiau. Ten gal rimtesnis, tiesiog ten daugiau varškės įdėta. Skonis saldokas šiek tiek man. Gal tas numuša. Ten varškėtą laimėjau labai stipriai. Man patiko. Bet magija vis tiek gerai eina. Na ką, baigėsi magija, o dabar eisim pasiekti pasaką. O seksim pasaką su sūrelių pasaka. Tai va, tai dabar jau apie pasaką, tai aš jau pasieksiu. Jau aš matau. Va čia yra iš tikrųjų, nemeluosiu, bet čia tobulumas yra. Man realiai šita konsistencija yra, nu čia belgiškas šokoladas plus. Ir šiaip gerai kvepia. Belgiškas šokoladas yra belgiškas šokoladas. Ir jis pelni iš karto 10 iš 10 dėl konsistencijos ir dėl pačio viso sūrelio. Ir šiaip tikrai jis tvirtas sūrelis. Taip, toliau skonis turėtų nenuvilti.
Man ir skonis šito 10 iš 10. Pasaka. Nebereikal ir vadinasi pasaka. Šitas sūrelis iš tikrųjų pelni sūrelių vardą. Magija yra skanu, viskas gerai su ją, bet, man pasaka kažkaip krenta į širdį irgi. Bet man labiau krenta, nes tas belgiškas šokoladas man daug ką laimi šiuo atveju. Tai va. Pasaka. Nėra ką berti. Gali tik tais minusuoti cukrus. Gale visą ir proteinas. Mažesnis. Bet šiaip. Saldu. Saldu, aišku. Bet kažkaip šitas man sūrelis labiau toksai, kur aš valgyčiau tikrai. Pasaka. Na ir ką, ponai ir ponios. Priėjom prie didingojo sūrelio. Čia yra legendinis varškės sūrelis. Legendinis už visus legendinės pasakas, legendinės magijas ir visas kitas legendinės sūrelio formas. Čia yra, man atrodo, aš galėčiau sakyti, pradininkas visų sūrelių. Čia tėvų tėvas, nes čia yra, klasikinis varškės sūrelis. Ir aš galiu pasakyti, va čia yra 10 vertas kūrinys. Aišku, matote biškį tokį nutrupėjimą ir viskas, bet kaip jie pjovėjo šitą sūrelį, tai labai daug nusikando nuo peilio, tiesiog ant peilio užsitepė ir viskas. Bet jo tvirtumas, tikrai, jo tvirtumas ir šokolado tvirtumas yra pasaka. 10 iš 10 be kalbų. Skonis turėtų būti tas pats klasikinis, manau. Čia aišku su aguonom, bet tas varškės, bet turėtų geras būti. Be kalbų 10 iš 10. Plius jis apdovanotas 2 medaliais. Aš manau, kad jis ir laimės šitą sūrelių kovą. Man atrodo, nėra kito, kuris nugalėtų šitą sūrelį. Aišku, kiekvienam skirtingai, bet man šitas sūrelis yra the best sūrelis. Jis mano vaikystės sūrelis iš tikrųjų. Aš nuo gimimo tokius valgiau sūrelius. Nes jis 98 dar gavo apdovanojimą Agrobaltics, kas yra klasika. Na ir liko paskutiniai 2 sūreliai jau ant mano stalo. Vienas yra, kaip ir matėte, pavadinimu rytas. Tai čia labiau tie, kurie prasimena šitą klasikinį sūrelį, kur, atrodo, čia jau yra toks varškės, tipas, kur būna perka varškė ir panašiai įpakuota yra. Ir čia well done yra, manau, čia net kopija yra ryto. Tai paragausim šitų konsistenciją teisingai. Kadangi čia jau kietumo mes neįvertinsim, čia visai kita konsistencija ir gražumas. Jie man abudu gražūs, gal net well done gražiau atrodo, iš esmės. Aš galėčiau vertinti, šiaip aš nežinau, sunku vertinti šiaip šitą tipą varškės sūrelio. Pirmą paragausim, tada įvertinsim. O, net šitaip galim padaryti ir tada bus aišku. Ja, toks pat, legendinis. 10 iš 10 skonį tikrai atiduodu, be jokių kalbų. O šitas kietesnis, bet ar skonį geresnis. Sunku palyginti. Šiaip ta razina labai daug išlošia. Ir reikia paragauti, kur nėra razinos. Neblogai. Skonis abiejų 10 tikrai iš 10. Aišku, well done yra well done. Konsistencija. Blemba, čia well done'as labiau kietesnį tokį padaręs pavidalą yra, bet čia nėra jau būtinybė kietumų ir pačios išvaizdos. Šiaip aš vertinčiau, kad ir kaip, bet 10 iš 10 ir išvaizda. Čia šiaip net nėra ką vertinti. Tai kągi, mylėjai, jau laida mūsų į pabaigą yra. Taigi jau matote, kokie yra rezultatai ir kas laimėjo geriausius sūrelių rinkimus. Aišku, jūs galite spręsti pagal save, galite parašyti komentaruose, kaip jūs galvojat, kuris geriausias yra sūrelis, o tuo tarpu jau kitą penktąjį bus jau antroji laida. Taigi, o dabar anonsas. Kitoje laidoje. O, drebulė. Nuo 1993 metų pradėjau gaminti. O, Jėzus. Koks šliktus. Biškai nusivylimas. Gal minusuoti reikia balikų biškai? O.
Taigi, ačiū visiems, kurie žiūrėjote šią laidą. Nepamirškite paspausti like, paprenumeruoti mano kanalą ir pakomentuoti komentarų sekcijoje apie patį geriausią sūrelį arba kažką kito. Ir padėkite mano kanalui augti. Taigi, ačiū visiems, o jums linkiu gero vakaro, gero ryto arba geros dienos. Taigi, iki susimatymo. Iki.